Labas visiems. Šiandien aš noriu pasidalinti tokia trumpa įžvalga, trumpų parodymų, kaip turint tam tikrą problemą, kažkokią tai probleminę situaciją, astrologijos būdu, astrologijos pagalba mes galime pabandyti surasti priežastis. Tai aš pademonstruosiu labai minimaliai, kaip atrodytų problemos analizė. Tai yra, kai žmogus kreipiasi su konkrečia problema, tai tarkime yra santykių problema, kad kažkoks vis nepasitenkinimas, kažkas viduje vis yra. Ir yra žmogaus gimimo diagrama. Na ir tai dabar žiūrim, kaip čia viskas atrodytų. Tai aišku, tie pirmi žvilgsniai į tą, pavadinkim, nepasitenkinimą santykiais, kad kažkas vis blogai, galbūt vis kažkaip tai atstumiu. Galėtų kiekvienas specialistas vis tiek turi tam tikrą savo kažkokį žvilgsnį, savo kažkokią tai, nežinau, stilių, specifiką ir taip toliau. Ir aišku, vienas galėtų pasakyti, tai taip, nes, tavo descendentas, tai reiškia tas suvokimas į santykius, į santuoką, į partnerystę yra labiau su tokiu laisvės nepriklausomybės prieskoniu, tai aišku, kad yra šiek tiek tas atmetimas, ne? Galėtų pasakyti taip. Na, bet jeigu mes pasižiūrėtume tą patį Uraną, kadangi jis valdo vandenį, tai Uranas yra susijungęs su Neptūnu, ar ne? Tai yra šita vieta. Tai tuomet žmogus, aišku, pasakytų, kad taip, yra tam tikrų idealizacijų, iliuzijų, kažkokių tai fantazijų, tam tikrų įsisvajovimų, kai atrodytų realybėje netitinka, nei vienas žmogus galbūt netitinka tų mano lūkesčių, ar ne, aiškia, kad tokiu ir tokiu galbūt norėčiau, o taip nėra, kažkaip tai kitaip yra. Tai čia taip, aišku, suveikia ir tas lūkestis. Tai vienas galbūt šitą akcentą neuždėtų, kad čia yra ir čia reikia būtinai pradirbinėti šitą vietą. Kitas galbūt tai pasakys, kad tai pas tave yra, kuris yra Plutonas, ar ne, reiškia Plutono ir Marso kvadratūra, tai reiškia, tiesiog jūs lygioj vietoj galite surasti konfliktą bet kur. Ne? Tiesiog bet kur ir tas priekabiavimas prie to, prie no ir tarsi vis netinka. Taip, mes galime sakyti, kad tebūnie šitas variantas irgi galbūt yra. Mes galėtumėme irgi pasakyti, kad Venera, kuri atsakinga yra už meilę, tą jausmą, už pojūtį, kaip aš jaučiuosi kaip moteris, turi negatyvų aspektą į Jupiterį, tai irgi yra vis nepasitenkinimas. Man vis kažko negana, man meilės negana, man vis neužtenka, aš noriu daugiau. Tas apetitas meiliai, jausmams į mane, tam visam, nežinau, dėmesio ar ne, į mane, vis kažkaip neužtenka. Gali būti ir taip tas jausmas, kad ir tiesiog santykio neužtenka. Taip, galbūt gali būti ir čia. Ir iš esmės visi šitie atsakymai, jie gali būti tinkami, teisingi. Tai čia reiktų tiesiog, kad pats žmogus, jis pats pajaustų, kas jam labiausiai, šitą vietą rezonuoja, kur ta galbūt pati didžiausia šaknis. Kaip aš visą laiką sakau, visada yra ta pati didžiausia šaknis. Ir iš mano požiūrio taško šioje vietoje pati didžiausia šaknis yra Mėnulio ir Urano kvadratūra. Kodėl? Todėl, kad, žiūrėkit, Mėnulis, jis yra kas? Tai yra mano šeiminiškumas, mano motiniškumas, mano visas toks komfortas, mano bazinis saugumo jausmas. Tai reiškia, kada aš jaučiuosi saugi, kažką prisileisti, kažko neprisileisti ir panašiai. Tai yra mano esminis bazinis saugumo psichikos fragmentas, būsena. Ir čia jis yra ketvirtam būste, reiškia, ketvirtam būste, tai čia dar labiau viskas, kas susijęs su šeima, namai, visas tas namų lizdelis, ar ne, panašiai. Tai aš tikrai noriu to saugumo ir jaučiu saugumą, kai yra šeima ir namai. Aišku, čia viskas šiek tiek aštrina skorpionišką energetiką ir tas, kad pirmas laipsnis, atitinkamai dar netiek esu įgudusi, netiek esu įgudusi visas tas emocijas galbūt skleisti, šeiminiškas savybės skleisti, surasti tą vidinį saugumą ir komfortą tose namuose ir toje šeimoje. Tai vadinkim, čia toks truputėlį yra dirglumas, kas susijęs su mano pačios emocijomis ir su mano pačios emocijomis šeimoje, namuose ir apie šeimą ir namus. Bet esminis dalykas yra tas, kad tai yra būtent kvadratūra į Neptūną, į Uraną, kuris yra 7 būsto valdovas, kuris atsakingas yra už santuoką, už visus tos partnerystės ar ne aspektus. Tai tokia kombinacija duoda ką? Aš
noriu saugumo ir komforto namuose, šeimoje. Taip, tai galbūt yra per intensyvumus, per iššūkius, per tam tikras, nežinau, problemas, per problemų sprendimą, bet vis tiek aš noriu to saugumo šeimoje ir namuose, savo tame namų lizdelyje, bet kas man trukdo, mane dirgina, man trukdo kas? Partnerystė, santuoka. Santokos aspektas mane tarsi erzina, trukdo, reiškia, aš negaliu jaustis pakankamai 100% saugi, kai eina kalba apie partnerį, partnerystę, santuoką. Tai reiškia, tai mane erzina, ne? Dirgina. Čia esmė yra, kad tai yra susijęs su menuliu, tai reiškia, tai yra psichikoje, tai yra tam tikras įsitikinimas, tam tikra pasąmonės nuostata, kuria nėra, kad taip, aha, gerai, dabar galvosiu kitaip. Nu, taip neveiks. Nu, čia yra psichika. Tai čia reikia labai giliai ir ne viską suprasti, suvokti ir darbo su psichika, ir ne, reikia daryti tam, kad kažką tai pakeisti. Tai ir aišku, tuomet klausiu žmogus, o tai ką su tuo daryti, jeigu, tarkime, pagrindinis problematiškumas yra šitoje vietoje. Tai, nu, sorry, mano atsakymas visą laiką vienodas yra, tai yra gera psichoterapija. Tai čia yra pats efektyviausias ir pats greičiausias būdas, bet aišku, kitas būdas tai gali būti, tarkim, jeigu žmogus mato, kad yra mano psichikoje tas polinkis, kad jinai fiksuoja, kad partnerystė, santuoka, partneris, kažkas kitas žmogus, su kuriuo aš kuriu kažkokį tam tikrą santykį, kontaktą, kažkokį sukelia man nesaugumo jausmą. Tai aš tuomet tiesiog jau pradedu nagrinėti, kai aš jį jaučiu, pradedu save nuraminti, kad aš jį jaučiu, šitą nesaugumą, kaip aš galėčiau visgi surasti kažkokį tai būdą, ne, kažkokius tai būdus, kaip man atrasti ir šioje vietoje atrasti kažkokius unikalius būdus, netradicinius būdus, kažką tokio wow, crazy, įdomesnio, nuostabesnio, ekstravagantiškesnio, ne, ir panašiai. Tai tokius kažkokius tai būdus aš galbūt galėčiau surasti, kad man tuomet būtų įdomiau, mane netiek erzintų, dirgintų, suteiktų man tam tikrą intensyvumą, tam tikrą iššūkį, nes čia jo reikia, ne? Čia reikia to iššūkio ir intensyvumo. Ir aišku, tai aš irgi pasiūlyčiau labai mažinti šiek tiek tas idealizacijas, lūkesčius, tiesiog truputėlį labiau mėgautis tuo, kas yra, ne? Tuo, kas yra, ta prasme, santykyje, partnerystėje, su partneriu, koks partneris yra ir panašiai. Ir aišku, mes čia galėtume dar daugiau šiek tiek minimalių tokių ir niuansų paminėti kaip pavyzdys ir tą patį Lilitą, čia tam pirmam būstą, nes jis šiek tiek ego iškelia į tokią negatyvesnę formą ir tuomet aš atstumiu kitą žmogų, nes tu man netinki, nes tu man trukdai mano ego ir panašiai. Tai čia tarkime, kai aš problemos analizę darau, tai taip, aš visus tos variantus, visus smulkius rodiklius paminiu, kurie galėtų įtakoti tokią problemą, tuomet pasakau, kad mano nuomonė pats esminis ir pati šaknis, kaip pavyzdys, yra čia, ką aš dabar čia viską išsakiau, ir tuomet taip, tai yra tiesiog tie vėliau sprendimo patarimo būdai, kaip tai galima būtų pagerinti. Tai čia toks irgi patarimas dar šitoje vietoje, net jeigu taip čia eina kalba apie santykius, ne, reiškia, taip, tarsi galbūt man ir tas vyras, ir tas partnerystė, ar kažkoks dirglumas, bet jeigu aš asmeniškai susiraščiau savo kažkokį tai labai netradicinį, keistą įprotį kasdienį, kadangi čia yra mėnulis ir yra Uranas, juos reikia kažkaip apjungti kartu ar nei vieną. Kaip pavyzdys, kokia nors netradicinė mityba, netradicinis kažkoks interjero dizainas, bet vėlgi, tai turi būti kasdien, ar ne, kad aš tai darau. Tai prasme, kad mano kasdienybėje į mano kasdienybę yra įnešama kažkoks tai intensyvumas, su netradiciškumu, kažkam tai inovacijom, kažkoks tai keistumas, tuomet tai labai padėtų. Iš esmės, šiuo atveju, tarkime, jeigu žmogus pradėtų kasdienybėje savo naudoti kokią nors astrologiją, arba kokią nors mistiką, kokią magiją, kažkokius tokius ezoterinius dalykus, ir grinai tema būtų. Arba kokia nors tikrai tokia keista, intensyvi, pavyzdžiui, mityba. Tai irgi, atrodytų, apie santykius tai nieko neturi bendro, bet tai padėtų, ne? Tai padėtų šiek tiek įgalinti savo tas emocijas, kadangi tas vidinis emocinis pasaulis, jisai šioje vietoje ir iššaukia iššūkius, dirglumus, negatyvumus, kažkokius tai erzulius. Tai čia, sorry, vėl mes grįžtam prie tą mėnulį, ne? Aš visą laiką labai daug apie tą mėnulį visur kalbu, nes, tiesiog jis
Jis yra, jis yra labai svarbus. Tai aš šiandien ką norėjau labiausiai jums parodyti, tai kad visuomet yra kelios problemų, mažos priežastys, yra galbūt kažkas didesnės priežastys, bet sprendimų yra visą laiką daug. Tai gali būti taip, gal ir per santykius, gal ir per vidinį pasaulį, gal ir per hobius, per veiksmus ir panašiai. Tai tų kompensavimo variantų yra daug. Ir nėra taip, kad, nu, va čia taip yra ir čia nieko taip nepadarysi, tokia čia ta mano prigimtis ar ten dar kažkokios tai energijos. Ar ne, va aš turiu daryti tik va taip va ir kitaip niekaip nesuveiks. Būdų yra daug. Na, jeigu tu turi problemą, kurią nori analizuoti, gali rašyti grupėje, nuoroda rasi apačioje, žmonės tau kažkiek patarimų tikrai padalins, arba gali kreiptis pas mane individualiai, irgi nuoroda rasi apačioje.